Pagrindinį mitingą reikalavimą, kaip nekeista, nėra vien tik tai finansiniai dėl darbo užmokesčio. Vienas iš pagrindinių reikalavimų tai yra nebloginti ugdymo procesą, o dabartiniu metu būtent tai ir vyksta. Nes didėja mokinių skaičius klasėse, grupėse, vaikai nedalinami grupės, mobilios grupės sujungimas net pagal skirtingus interesus, pagal galimybės. A, vadinamas aukštesnis lygmuo, jungiamas su B lygmeniu. Tokioje grupėje mokiniai siekiantis aukštesnio lygmens, matematikas, fizikas, kitų dalykų, priversti mokytis su tais, kurie nenori. Iš tikrųjų yra tai, bazinė alga mažinimas yra, nors ir skelbiama, kad 4,7, praktiškai tai yra 5%. Ir visose savivaldybėse, net jau apklausime, mažinimas nuo ko fondo iš moksleivio krepšelio yra iki 12%. 10-12% mažėjimas yra. Dėl stambinimo klasių, kaip minėjau, mobilių grupių, tai yra mažėjimas taipogi valandų. Tas valandas surištas yra su pinigais, tai panašiai irgi dar 5%. Tai praktiškai mažėjimas yra realus, apie 20%. Man labai keista, kad valdininkai, sėdintys švietimo ministerijoje, nesugeba aritmetiškai skaičiuoti. Tačiau mes gerai žinom, kad šis institutas... Mes tikimės taikiu būdu išspręsti šią problemą. Taikus būdas tai yra socialinis dialogas, konstruktyvus, tai yra realis derybos. Vakar ministras pažadėjo padaryti skubius sprendimus, nes jis įsitikino, kad kai kuri teikiama informacija valdininkų netitinka tikrovės. Ir už tai jis kai kur padarė neteisingus sprendimus. Tai tikrai, kaip sakant, ministrui galima tik tai padėkos žodžius pasakyti. Jau pamiršo arba nenorėjo pasakyti, kad ten bus įdėta dalis ir aplinkos lėšų. Sakime viską, ką dar įmanoma privatizuoti. Kas čia yra 900 litų? Galbūt. Jeigu šitas mitingas neduos teigiamų rezultatų, sekantis etapas piketas prie švietimo ir mokslo ministerijos. O streikuoti sakote? Ne, tai čia iki streikų reikia prieiti. Tai labai daug prevencinių priemonių. Antras dalykas, Lietuvos įstatymai neleidžia demokratiškai ir kaip užsienį įprasta labai paprastom sąlygom organizuoti streiką. Tai labai daug reikia biurokratinių kliūčių įveikti.